Sveiki, rебята, amigos kavalieros. Ką daug kas pabandė, spėjo paragauti pirmą ledą. Aš kadangi sunkas svoris, tai kaip ir nesigavo man. Bet turbūt pirmą kartą per tiek metų, gruodžio 19 dieną, mes šiandien bandysim žvejoti iš valties. Tai ką, ruoškite arbatėlę, sausainukų ir varom. Bus peiliukas mažas, gaila kamera nefilmavo smūgio. Va, kokia gražuolė. O! Gruodžio 19. Ate, buvo malonu. Pirma odega vyrai. Ir panelės, ir moteris. Gerai. Labai gerai. Kamera jau buvo užmygus netgi. Nematėt kibimo. Nu, bet nieko tokio. Tikiuosi dabar jau kamera neužmygs. Kol nerandom ešerių, matėt, vieną lydekaitę ištraukiau, tai bandom dabar kol kas pavelkiaut, kol surasim perspektyvesnės vietas ešeriam, nes mes čia buvom tik tai vasaros sezoną šitame ežere ir vasaros vietos ne kybės dabar, nėra tų ešerių. Tai bandom kažkur surasti juos. 110? Ну ясно. Turiu kažką gerą. Labai gerą turiu kažką. Не вем. Ну, добро, все, давай. Ну. Reikės pagalbos? Jo reikės. Nes, man atrodo, kad labai gera. Gal aš kažką perdedu, bet jau labai stipriai mušasi, nesuprantu, kodėl mano frikcionas neveikia. Gal dėl to, kad iš toli taip atrodė, kad labai gera. Opa. Nu, nelabai gera, bet turbūt bus tiesiog, kad labai toli paėmė. Antra odega. Nu va, čia pas mus yra 51 comas. Mes tiesiog padarėm čia mėtkis. Jinai man padarė auč į pirštą. Bet ją dar kažkas bandė kibint, gal atakuot kažkas bandė ją. Tai dėl to man taip ir atrodė, kad stipriau. 3 hours later. Ką, mano mylėjai, vis sustojom, bandom tą ešerą pagaut, bet kažkokią lempą. Turbūt žuvis pati nesupranta, kas čia vyksta, nes ledo nėra, gruodžio 19 diena, kažkokia magija neaiški. Gerai, nors kad kol kas 2 lydekas turim, tikiuosi gal dar gausis kažkas, bet būtų fainai dar ir papult ant ešeriuko. Kokia po tokius 200-300 gramų, nors pagaudočiau būtų išvis pasaka. Kaip sako, kalėdinis stebuklas būtų. Bet yra kaip yra, gal vis dėlto ledas ateis dar pas mus. Aišku, su vėliavėlėm jau nepagaudysim, nes prieš naujaką dar nebus ledo. Nu, bet nors šiaip gausis savo dėžę ištraukti iš palėpės. Ką, bandom dar toliau. Žiūrėkit, suradom ledą. Čiun. Suradom ledą. Ištirpusi. Dabar bus pliumpt į vandenį. Pliumpt. Gerai. Маховая Ну, удочка. матч, то и есть, то самое. Jo, turiu. Reikės pagalbos? Nežinau, dar nesuprantu. Turbūt mažiukas. Taip pat kaip ir tada iš toli paėmiau, tai jis toks atrodo, kad didelis. Mažiau. Ai, nereikia. Nu, ne tokio mažiuko dar. Ne, ne mažiuk. Nu, tipo, ką žinau. Nebuvo pagal.
Ilga kažkokia tokia. Ilgai, bet kuda. Ne. Kokiam comu. Ilga, bet kuda. Nu va. Dar viena lydikaitė. Na, mėlėjai, mano ieškojom ešerių. Kolegų uodegėlę kažkas nukanda, bet toliau jokių gyvybės ženklų nieks neparodė. Tai jau po biškį temsta, reikia plaukti atgal, tai kažkokią dalį kelio praplauksim dar su vilkiavimu. Ir matysim, kas dar pas mus priekį mūsų laukia. Tikėkimės geriausio. Čia trava тут. Yra. Yra. Turit kažką? Reikės patsaką, ar ne? Reikia turbūt. Toli paėmė. Man atrodo, kad nieko jūs neturit. Gal nereikia. Ne, pardas. Pardusi? O. Reikia šitą. A ne, Mažiukas. mažiau. Oi, koks mažiukas. Bet kai iš toli labai paėmė, tai atrodo, kad jo papa koks, ne? Na. Man irgi taip pat. Na va, ir jums pirma uodega. Nusišypsojo laimė. Amigos, rебятас, kavaleros, baigėsi mūsų žvejyba. Būna ir blogiau, galiu tai pasakyti. Gruodžio 19 diena, plaukiam atvirų vandeniu. Tai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventėm. Nežinau, ar gausis išvažiuoti į žvejybą dar prieš šventes ir ten tarpušventį. Tai iš anksto visus sveikinu, linkiu gerų laimikių, gerų įspūdžių, gero poilsio gamtoj. Na ir nežvynų neuodegos. Ačiū visiems, kas rašot komentarus, kas laikinat. Ir iki kito karto. Iki.